išskirti 10 taisyklių padedančių darbe su autizmo spektro sutrikimu vaikais. Pirma taisyklė – komunikacija. Kalbėkite trumpomis frazėmis, žodžiais. Vartojami žodžiai turi būti vaikui suprantami. Bendravimo procese vartokite gestus, paveikslėlių sistemas, simbolius. Antra taisyklė – struktūruota aplinka, tiksli dienotvarkė. Vaizdinėmis priemonėmis ar simbolių kortelėmis vizualizuokite vykstančius užsiėmimus darželyje ar mokykloje. Pavaizduokite dienos rutiną ir veiklas. Trečia taisyklė – maksimali vizualizacija. Kurti galite, vaizduokite simboliais patalpų duris, kuriuose vaikams vyksta veiklos. Paveikslėliais parodykite, ką vaikams reikia daryti prausykloje, miegamajame, valgykloje, tualete, žaidimų aikštelėje. Ketvirta taisyklė. Įspėkite apie pasikeitimus. Autizmo spektro sutrikimus turintys vaikai jaučiasi saugūs, kai tiksliai žino, kas ir kada vyksta. Todėl jau iš anksto perspėkite apie dienos rutinos pasikeitimus. Pasakykite, ko galima tikėtis iš būsimos situacijos, kokie dalykai gali įvykti. Penkta taisyklė – aplinkos pritaikymas. Žinome, kad autistiškų vaikų sensorika dažnai būna jautresnė. Jie jautriau reaguoja į garsą, prisilietimus, kvapus. Todėl svarbu tinkamai pritaikyta aplinka. Kiek galite, izoliuokite vaikus nuo pašalinių stimulų. Šešta taisyklė – ženklai reiškiantys pabaigą. Autistiški vaikai vienodai ir su tuo pačiu daiktu gali žaisti labai ilgai. Todėl svarbu parodyti, kad kiekviena veikla turi pabaigą. Pabaigos ženklą nurodykite ir simboliu, ir gestu. Septinta taisyklė – mokymas per mėgstamą veiklą. Pastebėkite autistiškų vaikų mėgiamas veiklas ir žaidimus. Į šias veiklas įtraukite mokymo elementus. Jei vaikui patinka konstruoti Lego kaladėlėmis, kartu mokykite pažinti spalvas, dydžius, formas. Aštunta taisyklė – įgūdžių mokymas natūralioje aplinkoje. Autistiški vaikai, būdami tam tikroje aplinkoje, žino, ką joje reikia daryti. Pavyzdžiui, valgykloje ar virtuvėje valgome, gaminame, sporto salėje sportuojame, žaidimų aikštelėje žaidžiame, gamtoje iškylaujame. Devinta taisyklė – sėkmės pojūčio sukūrimas. Parinkite užduotis atitinkančias vaikų gebėjimus. Labai svarbu, kad vaikas galėtų pasidžiaugti savo pasiekimais, pajaustų sėkmę, džiaugsmą už savo pastangas. Dešimta taisyklė. Kiekvienas vaikas yra skirtingas. Prisiminkite, kad kiekvieno vaiko komunikacija ir intelektiniai gebėjimai yra skirtingi. Fiksuokite vaiko pasiekimus, aptarkite juos su šeima, specialistais. Kartu parenkite vaiko gebėjimų ugdymo planą.